Ganytojo žinia. Sveiki, brangūs klausytojai. Biblijos istorijose skaičius 40 yra simboliškas daugeliu prasmių. Mozė ant kalno tiek dienų išbūna su Dievu, Izraelio kelionė į pažado žemę tęsiasi tiek metų. Jėzaus pasnikas irgi pažymėtas skaičiumi 40. Štai psalmė 40 irgi atspindi visų šių dalykų nuotaikas. Taip pat 40 niekada nėra galas, nėra atokvėpis, nėra pasiektas tikslas, o labiau vidurkelis. Nes po šio skaičiaus dažnai seka užduotis perviršėjanti jėgas. Ne visiems 40 yra tas, ko mes pasiekėme. Jeigu kam nors iš mūsų šiandien yra 40, tai dar daug dalykų mūsų laukia ir šiuos dalykus geriau daryti su Dievo pagalba, eiti sekant jį. Po 40 gyvenimo prasmė mums yra ryškesnė, mūsų dienos svarbesnės, mūsų darbai brangesni. Taigi su 40 psalme ir pažvelkime ne tiek į praeitį, kad kažko gailėtumės ar girtumės, bet į šią dieną, į priekį, kur 40 mums būtų riba, kurią peržengėme eiti su Dievu. Kantrybė laukti viešpaties. Kantriai laukiau viešpaties. Jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą. 40 psalmė 2-3 eilutės. Apie kantrybę ir laukimą mąstyti yra be galo sunku, o dar sunkiau yra gyventi kažko kantriai laukiant. Mums yra įprasta ir mes galime kurį laiką palaukti dalykų, kurių mums labai reikia. Tačiau kai sakome, kad kantriai laukiame, tuomet jau kalbame ir apie laukimo kančią, apie nuolatinį jausmą. Kada pagaliau visa tai pasibaigs ir aš turėsiu tai, ko taip laukiu. Kantriai įmanoma yra laukti mums pažįstamų dalykų, o tai, ko nežinome, apskritai ar verta laukti. Kantriai laukiame, kai neturime kur dėtis ir nežinome, ką kitą galime daryti. Laukiame ateinančios vasaros, laukiame mokslo metų pabaigos, laukiame, kada pagaliau baigsis karas ir panašiai. Žodžiai ir mintis, kad laukiame viešpaties, tikrai yra labai sunkus. Bet viešpačiu mes vilimės ir gyvename tikėjimu. Taigi, laukti viešpaties yra kitaip, nei laukti vasaros, apie kurią puikiausiai kiekvienas žinome, kuomet jai atėjus oras sušyla ir gamta prabunda. Tačiau vasara kitaip nei viešpats, nesprendžia mūsų rūpesčių ir problemų, nebent jas šiek tiek yra lengviau pakelti. Dovydas kantriai laukė viešpaties. Nežinome, kodėl dabar jis rašo štai tokią giesmę. Gal Dovydas yra kare ir jis nori taikos. Gal Dovydas pavargo slėptis nuo Sauliaus ir jis nori ramybės. Gal Dovydas pergyvena dėl savo susiskaldžiusios šeimos ir jaučia didžiulę asmeninę kaltę. Dovydo kantriame laukime girdime jo šauksmą į viešpatį. Jam krūtinėje susikaupė skausmas, jo gerklė pavargo šaukti, burna išdžiuvo, ašarų jau nebeliko, bet jis nesustodamas šaukėsi viešpaties. Nebūtinai viešpaties šauktis balsu, nors atrodo, kad jis rašo taip, kaip ir darė. Dabartinėme laike daugam toks šauksmas atrodys kaip bepročio ir nesveiko žmogaus. Šauktis viešpaties šaukiamės savo sieloje ir maldoje, raudoje, aimanoje, pasninke. Eik, sako mano širdis, ieškok jo veido, tavo veido viešpatie, aš ieškau. 27 psalmė 8 eilutė. Taigi ir būdas, kaip Dovydas laukė viešpaties jo ieškodamas, o jo širdis nerandanti atsakymų į iškilusius gyvenimo sunkumus, skatino ieškoti viešpaties ir pažinti jo valią. Dievo knygoje dar vienas tikėjimo žmogus ieškojo viešpaties, pranašas Elijas. Tvirtas kaip uola vyras susilpo ir netgi savo sielos skausme pradėjo melstis mirties.
tačiau viešpats pakvietė jį į susitikimą, į kurį Elijas ėjo 40 dienų. Išeik laukan, pašaukė jis, ir stovėk ant kalno priešais viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas ir buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš viešpatį, bet viešpaties nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas, bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet viešpaties nebuvo ugnyje, o po ugnies švelnus, tylus dvelksmas. Išgirdęs jį, Elijas apsigaubė veidą skraiste ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Tada į jį balsas kreipėsi: ką čia veiki, Elijau? 1 Karalių knyga 19 skyrius 11-13 eilutės. Štai skaitome, kaip Elijas ant kalno stovėdamas laukia viešpaties. Audra, perkūnija, žemės drebėjimas, ugnis ir tyla. Viešpats sutinka Eliją tyloje. Taip pranašas kantriai išlaukė viešpaties per troškulį ir alkį, sunku ilgą kelią, 40 vienatvės dienų, perėjo per audras, išliko gyvas, aplink jį krentant akmenims ir uoloms, išsilaikė drebant žemėn, nesudegė ugnyje ir tik tada tyloje jį sutiko viešpats. Iki viešpaties ilgas kelias, kantriai einant. Daug kas iš mūsų galvojame, kad aš jau turėjau sulaukti viešpaties ir jis jau turėjo mane pakylėti, nes mane drasko nerimas, nes mane kankina nežinia, nes bejėgiškumas daug didesnis už likusias jėgas. Prieš pakylėdamas, prieš pastatydamas, prieš sutvirtindamas viešpats pasilenkė žemyn paklausyti. Kieno balsą aš girdžiu? Kieno rauda tokia graudi, kuris čia nebesijaučia tarsi ant žemės stovėtų. Brangus klausytojau, viešpats yra surandamas, todėl jis mums ir apsireiškė žodyje, kad jį surastume. Viešpats nekurčias, jis prie šaukiančiojo pasilenkia ir girdi bei mato ir netgi jaučia tai, kur mums skauda. Mūsų kūnui silpstant ir vargstant, kantriai laukdama viešpaties, kaip pienė iš pievos kylanti aukštyn ir pražystanti gražia ryškia spalva, auga mūsų siela. Kantriai laukime viešpaties. Su jumis buvo pastorius Artūras Rulinskas, Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčia. Mūsų pamaldos vyksta Algirdo gatvėje 48, 10 val. Sekmadieniais. Iki.